Tai visgi, kodėl yra toks svarbus asmeninis finansų konsultantas? Papasakosiu istoriją, kuri nutiko man pačiai. Į konsultaciją pas mane atkeliauja nuostabi graži šeima su 2 mergaitėm. Ir mama nori kaupti vaikų ateičiai, tėtis taip žiūri nepatikliai, moterį galbūt finansų konsultantė, nežinau, bet žiūriu taip nepatikliai. Viskas gerai, konsultacijos metu susidėliojam aišku planą, ką darysim, kokią bendrovę rinksimės, kokį fondą, kokie draudimai, kokią įmoką. Kaip pasidalinti reiktų po vaiką, kad mokėjimus atliktų tėtis ir mama atskirai. Visą aišku planą susidėliojam, išleidžiu šeimą pagalvoti ir laukiu grįžtančios. Va čia yra vienas svarbus momentas. Ta šeima visgi negrįžta. Gaunu iš moters žinutę, kad mano vyras yra įtarus ir nenori padaryti su jūsų pagalba sutarčių, nes galvoja, kad jūs turit kažkokį tai interesą tas sutartis suruošti. Ir aš tada nelabai supratau to momento, kol ta šeima pas mane nesugrįžo po metų. Aišku, gaila, kad ir kaip bebūtų, palinkiu sėkmės ir paleidžiu tą šeimą. Tačiau moteris sugrįžta pas mane po metų, labai manęs atsiprašo ir papasakoja, kas nutiko. Po konsultacijos vyras pagalvojęs, kad geriau yra padaryti sutartis identiškai tokias pačias, kaip aš buvau suruošusi, kaip aš buvau surekomendavusi, tiesiogiai per bendrovę, atsidūrė spąstuose, kad niekas jų nekonsultuoja. Kiekvieną klausimą dėl fondų, dėl grąžų, dėl krypčių, dėl įmokų, draudimų, dėl visko, kas vyksta, šeima negauna profesionalios nuo galvos iki kojų konsultacijos. Nes bendrovė sako, kreipkitės į savo konsultantą. O konsultanto tai nėra. Ir kai ta moteris pas mane sugrįžo, papasakojo, kad jos vyras pagalvojo, kad visgi yra geriau tiesiogiai padaryti sutartis per bendrovę, be mano pagalbos, bet visiškai pasikliaujant mano rekomendacijom, nes buvo sudėliotas puikus nuostabus planas. Ir taip, jie tas sutartis tiesiogiai per bendrovę pasidarė, bet liko be konsultanto, be vedlio, kuris konsultuotų, komentuotų, kuris prižiūrėtų, kuris per visą tą kelionę kartu keliautų. Ir kiekvieną kartą, kai šeima paskambina tiesiai į bendrovę telefonu, atsiliepia administracija, kuri nėra profesionalūs konsultantai ir nekonsultuoja profesionaliai nuo galvos iki kojų maksi gylį visais klausimais. Ir sako, kreipkitės į konsultantą, kurio nėra. Ir tada moteris sugrįžusi pas mane suprato tiek vyras, tiek ji, kad nereikėjo taip padaryti. Reikėjo pasikliauti tuo savo asmeniniu konsultantu, kur visiškai nesvarbu, ar jūs padarysit sutartį per konsultantą ar tiesiogiai per bendrovę, sutartis niekaip nesikeičia. Jos nėra blogesnės ar geresnės darant tiesiogiai per bendrovę ar su konsultanto pagalba. Jos yra identiškai vienodos. Tik tai, kai jūs padaro tiesiogiai per bendrovę sutartis, be konsultanto pagalbos, jūs liekat vieni. Į kiekvieną klausimą, kai reikia atsakymų, jūs juos kaip ir gaunat, bet tokius ribotus, be paaiškinimų, be gilių konsultacijų. O kai turit savo konsultantą, negana to, kad viską Maks išaiškina, iškonsultuoja, sudėlioja planą, strategiją, viską, bet dar ir per tą visą kelionę kartu su jumis keliauja. Aš keliauju su savo klientais nuo pradžių iki pabaigos ir esu visada su jais tiek, kiek manęs reikia. Tai skirtumas, ar tiesiogiai per bendrovę pasidaryti sutartį, ar su konsultanto pagalba, yra milžiniškas. Turit identiškas sutartis, bet liekat be vedlio. Visos bendrovės yra nuostabios, veikia pagal visus draudimo ir Lietuvos Respublikos įstatymus. Viskas yra gerai. Tačiau žmogus be konsultanto gali net nežinoti, ko paklausti, net nežinoti, į kurią pusę bėgti, kur, kokio atsakymo ieškoti. Ir tiesiai pasiskambinusi bendrovę, taip, atsakymus gausit ribotus, be konsultacijų gilių, bet kitą kartą net nežinosit, ko paklausti. O kai pas mane atkeliauja mano klientai, man nereikia spręsti su jais rebusų, man nereikia iš naujo su jais susipažinti, nes aš juos pažįstu. Nes aš žinau, kokia yra jų gyvenimo situacija, kokie yra jų tikslai, kodėl yra sudarytos sutartis. Ir jeigu reikia kažką koreguoti, mes ir pasikoreguojam labai greitai. Man nereikia jiem iš naujo pasakoti jų situacijos gyvenimo. Nebent kažkas naujo vyko, tai labai greitai. Bet visą pagrindą aš apie juos jau žinau. O kai pasiskambinam tiesiogiai į bendrovę, be jokio konsultanto, be vedlio, reikia vėl iš naujo jum apie save pasakoti. Vėl iš naujo viskas susakyti, kur gali net pats nežinoti, ko reikia, kaip reikia, bet turi viską iš naujo padaryti dėl to, kad atsiliepia žmogus,
kuris jūsų nepažįsta. Atsiliepia žmogus, kuris jūsų nemato. Telefonu kalba žmogus, administratorius, kuris nieko apie jūs nežino, mato tik sutartį, tik skaičius, tik tiek. Aš savo šeimas pažįstu nuo galvos iki kojų, jie pažįsta mane. Ir tas ryšys yra be galo gilus. Ir aš savo klientus suprantu iš 2 žodžių. Jiems nereikia pasakoti to, ko jie patys kitą kartą nesupranta. Jiems nereikia nieko galvoti, patiems įgilį, nes jiems tai reikia tik pasakyti man, kaip jie įsivaizduoja, ko jie nori paklausti, bet net nesupranta, ko paklausti. Ir būna, man sako, Roberta, bet tu supratai mane, taip? Taip. Aš suprantu jūs iš 2 žodžių. Aš žinau, pažįstu ir myliu ir vedu tuos savo klientus per šitą kelionę. Todėl asmeninis konsultantas yra be galo svarbus, kad jūs kaip navigacija turėtumėte iki savo kelionės tikslo. Todėl nuoširdžiai, užtvirtinimui, ar tiesiogiai per bendrovę, ar savo konsultantą, sutartis identiškai vienodos. Nėra nei brangesnės, nei kokios blogesnės darant per konsultantą. Viskas yra tas pats, tik tai kaip padarot su konsultantu, turit savo vedlį, turit savo konsultantą asmeninį, dėl bet kokių jums rūpimų finansinių klausimų, kas liečia jūsų sutartis, esamas, naujas, jūsų situaciją, jūsų netgi sugalvotus kokius visiškai kitokius klausimus, negu buvo kalbėta sutarčiai ruošiant. Ir man gera, kad su manimi kiekvieną kartą mano klientai ateina ir tariasi, konsultuojasi, kalbasi, pasakojasi. Ir aš džiaugiuosi, kad galiu juos vesti per visą kelionę kartu iki jų norimų tikslų. Ir grįžtant prie tos šeimos, sugrįžo ta moteris pas mane, atsiprašė, papasakojo, kad vyras tikrai pagalvojo, jog per mane sudarant sutartį bus kažkas brangiau. Tokį žodį pasakė, tai jeigu reikia kažkokią atkatą sumokėti. Nereikia visiškai. Konsultantas ar tiesiai bendrovė yra tas pats. Tik tiek, kad jūs be vedlio, o čia su vedliu. Kai ta moteris sugrįžo, sako, viskas, Roberta, aš taip nenoriu. Aš nenoriu neturėti savo konsultanto, nenoriu neturėti savo asmeninio vedlio, su kuriuo aš negaliu pasitarti. Nes pasiskambinusi bendrovę, aš vis atsiduriu kažkokiuose spąstuose, maždaug sugalvok pati, ko nori, sugalvok pati, kaip reikia, aš tik tiesiog suspaudysiu mygtukus ir padarysiu to, ko tu manęs prašai. Nes taip yra tiesiogiai su bendrovė sudarius sutartį. Bet kai jūs turite savo vedlį, savo konsultantą, jam tai reikia tik tai pasakyti 2 žodžius, bent jau man užtenka tų 2 žodžių, man užtenka jūsų įkvėpimo iš tikrųjų, kad aš suprasčiau, ko jums reikia. Ir aš padarau viską. Dėl visko visada konsultuokitės su manimi, tam, kad galėtumėt pasiekti savo svajonių. Ir kai ta moteris sugrįžo, sako, ir mano vyras krapšto galvą ir supranta, kad blogai padarė, kad liko be vedlio, be konsultanto. Aišku, aš labai džiaugiuosi, kad šeima susidėliojo sutartis būtent taip, kaip aš buvau suplanavusi, kaip buvau sudėliojusi viską. Tiek bendrovę, tiek fondus, tiek įmokas, draudimus, viską padarė taip, kaip aš ir jiems rekomendavau. Aišku, liūdna, kad mergaitės liko ne mano priežiūroj, bet kai moteris sugrįžo ir visą tą istoriją papasakojo, sako, viskas, Roberta, mergaičių nepadariau pas tave, man labai dėl to gaila, bet sako, savo sutartį aš tikrai noriu, kad tu man padarytum ir kad tu prižiūrėtum ir aš noriu, sako, padaryti su tavim. Tai dar kartelį, nuoširdžiai linkiu išsirinkti konsultantą, vedlį, kuriuo maksimaliai galit pasitikėti, su kuriuo galit per visą tą kelionę keliauti ir tikrai pasiekti savo užsibrėžtų tikslų. Žinot, kai 2012 metais pradėjau dirbti šitą darbą, aš niekada net negalėjau pagalvoti, kad tokia situacija gali nutikti. Ir po šitiekos metų ji nutiko. Aš savo daviau klausimus, gal reikėjo labiau paspausti, gal reikėjo labiau pamotyvuoti tą šeimą visgi mane rinktis. Nežinau, kas atsitiko, bet tai buvo vienintelį kartą per tiek daugybę metų. Tikiuosi, daugiau nebebus.